Sveiki visi, šį kartą norim pristatyti hibridinį Toyota Auris, mūsų serviso 007 Landrenzo montavimo dujinės įrangos dirbtuvėse. Labai geros stovi automobiliukas, vos 100 000 rida, iš to kaip viskas atrodo panašu, kad tikra. Ir pirktas jisai iš atstovybės, tai su visa serviso istorija. Labai gyvas automobilis ir džiaugiamės galėdami sumontuoti kokybišką Landrenzo sistemą, apie kurią trumpai ir papasakoju. Tai Landrenzo Evo OBD valdymo blokas. Dujinės fazės filtras, kad būtų lengva prieiti aptarnaujant, be abejonės atnaujintas nuo 26 metų ir su naujų filtro elementų. Trečia jau jo versija, patobulintas ir pagerintas tam, kad kiek įmanoma geriau surinktų visus nešvarumus į save, į visą filtro korpusą, tam, kad apsaugo dujinius purkštukus nuo visų nešvarumų. Dujiniai purkštukai sumontuoti Landrenzo AEB AI+. Puikus, patikimi, gražiai telpa po dangčiu, tiesa truputėlį pakeltas, bet vėlgi tvirtinimo taškai visi savo vietose, jisai tvirtai laikosi. Skystos fazės filtras sumontuotas štai čia, taipogi lengvam aptarnavimui, skystos fazės filtrą labai nesunku bus pakeisti. Dujų reduktorius Landrenzo L02 turbo štai tolimesnėme kampe, labai gera jam vieta, saugi vieta, niekam netrukdanti vieta. Viskas stengiame sudėti taip, kad kiek įmanoma mažiau trukdytų einamiems variklio eksploatavimo darbam, priežiūros darbam, na, o visi dujinės įrangos montavimo darbai, kaip visada pagal aukščiausius kokybės standartus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra naudojamos spyruoklinės sąvaržos, teflonų dengtos dujinės žarnos, kad nebūtų jokių kvapų, dujinės įrangos laidynas adaptuotas vėlgi konkrečiai šiam variklio skyriui. Tai reiškia, kad laidai yra sugrupuojami, parenkami tinkami jų ilgiai, visi kontaktai yra lituojami, apsaugomi termokembrikai su klijais, jokių laidų prislepiojimų pakampėse, įvyniojimų žmutuose į pukinę izoliaciją, net neskirta tokiem darbam. Na, žodžiu, viskas taip, kaip priklauso, mes tų darbų prisižiūrim, tai viskas švaru, gražu, nuvalyta, tvarkinga, visos plasmasinės šponkės arba laikikliukai, šponkės gal netinkamas žodis, laikikliukai sudėti savo vietose, viskas taip, kaip priklauso ir kad buvo išdėję iš gamyklos. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas montuojamas štai čia, kvadratinis, kompaktiškas, vienoje iš laisvų vietų, labai gerai jam ten vieta be abejonės, toks buvo ir kliento pagidavimas, pildymas prie benzino užpilimo vietos, jokių savisregių, nerūdijančio plieno varžtai, tvarkingai, tvirtai viskas nupurkšta, padengta vaškais iš abiejų pusių, be abejonės tam, kad nebūtų jokių korozijos židinių ateityje, gražiai viskas užsidaro ir pasislepia. Atsarginio rato vietoje čia turim sumontuotą pakankamai didelį balioną, netgi 70 litrų talpos. Čia turim uždėję ir tarpinę tokią, sakykime, dar nišelę. Viskas gražiai lygiai užsidengia labai puikiai, tai 76 litrai, netoli 70 litrų galima prisipilti dujų. Tai jeigu apie 6-7 litrus skaičiuoti 100 km, tai žiūrėkit, netoli 1000 km vienu užpilimu dujomis mieste galimas automobiliu nuvažiuoti. Itin visų trokštamas ir mėgiamas variantas, be abejonės puikus, patogus, tikrai rekomenduojamas tiek darbui, tiek asmeniniam kažkokiam fiziniam naudojimui, tikrai labai geras variantas. Tai va, tai jeigu nusipirksit kažką panašaus ir norėsit iš tikrųjų kokybiškų sistemų, kokybiško montavimo, estetiškai švaraus, gražaus, tvarkingo sumontavimo, atliktų darbų, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.